Klausai Mano FM. Mano FM studijoje vieši projekto Nacionalinis vasaros darbų bankas 2016 vadovė Marija Paulauskaitė. Labadiena, Marija. Sveiki. Gal galite mūsų klausytojams plačiau pristatyti šį projektą pavadinimu Nacionalinis vasaros darbų bankas 2016? Koks čia bankas? Ar jis teikia finansus, ar jis kažką kitką? Jis teikia darbus. Labai teisingai pasakėte, tai yra nacionalinis. Jis yra visoje Lietuvoje, bet šiandien turbūt koncentruosimės į Kauną, dėl to, kad šiais svečius pas jūs atvažiavau į Kauną ir jisai suteikia galimybės. Pirmiausia, žinoma, geriausiai dabar visi pratę paskolas gauti, bet mes siūlome kiekvienam darbuotojui, tiesiog jaunuoliui, kuris yra tarp 18-29 metų, kad jisai turėtų galimybę susirasti darbą ir pats užsidirbti pinigus. Tuomet jam nereikės eiti į banką ir imti paskolų. Tai šitas bankas yra tas, kuris suteikia galimybės ir įgūdžius naujus ir saviraiškos būdus. Žodžiu, amžiaus cenzas yra tarp 18-29 metų. Tie, kurie mes jau vyresni, jau mes turim turėti darbą ir kreiptis nebegali. Būtent šitoje iniciatyvoje mes koncentruojamės į šitą amžiaus. Aišku, pas mus laukiami yra įvairaus amžiaus darbuotojai, bet šią vasarą labiausiai norime išjudinti tą jaunimą, kad jisai sugalvotų, jog baigėsi studijos, baigėsi mokslai, nori atrasti kažką naujo, nori atrasti save. Tai kodėlgi nepabandžius ateiti į vasaros darbų banką? Sakykit, ar darbai tik tai vasarą? Priklauso nuo kiekvieno noro ir poreikio. Šiuo metu, kadangi yra vasara, tai siūlome darbus vasarą, bet atėjus rudenį, jeigu norės likti toliau darbinėje rinkoje, jeigu norės toliau tapti darbuotoju arba jeigu norės darbus, tarkime, su studijomis derinti, tai viskas priklausys nuo pačio darbuotojo. Svarbiausia, norai, galimybės ir kad tai įmanome suderinti. Žodžiu, pirmą reikia ryžto pradėti viską ir reikia nebijoti tai, kad galbūt kaip jaunimas dažniausiai bijo, patirties neturiu, bet noriu dirbti darbą. Taip, jūs esate labai teisus. Pirmiausia, svarbiausia yra noras. Ir tas apsisprendimas, kad aš šią vasarą pabandysiu galbūt netgi kažką naujo. Tai gali būti apskritai pabandyti dirbti, jeigu iki šiol nedirbęs. Tai gali būti nauja sritis, nauja pozicija, kurioje nėra dirbęs ir galbūt sako, aš esu išbandęs, pavyzdžiui, skrajutes dalinti arba čeburėkus pardavinėti, bet niekad nesu surinkinėjęs mikroschemos arba niekad nesu matęs, kaip vyksta alaus gamybos procesas ir noriu tai pamatyti. Arba aš norėčiau įstoti studijuoti į logistiką, bet nežinau, ką tai reiškia. Aš galiu ateiti vasarą, padirbėti sandėly ir pamatyti, kokie ten procesai vyksta. Taip įgauti ir patirties, ir įgūdžių, ir dar užsidirbti. Aš manau, iš mūsų pokalbio, kadangi jūs paminėjote, kad yra pasiūlymai ir solumi, tai aš įsivaizduoju, kad po mūsų pokalbio tikrai jumis susidomės tie, kurie nori sužinoti šios srities darbo specifiką. Iš tikrųjų būtų labai gerai, nes šiuo momentu aktyviausias yra merginos. Ir merginos jau tos, kurios pradeda kandidatuoti, atvyksta ir ieškosi, kaip save realizuos šią vasarą. O vyrukai, vaikinai kol kas tokie vangesni. Tai jeigu sudominsim ir vaikinus, kad jie ateitų, kad jie prisijungtų, manau, visi bus labai patenkinti. Klausydamėsi mūsų pokalbio, tiek jauni, galbūt tiek ir vyresni mūsų klausytojai gali pagalvoti, įdarbinimo agentūra. Dažniausiai įdarbinimo agentūros ima tam tikrą mokestį už tai, kad gauna darbą, turi tam tikrą mokestį sumokėti. Kaip yra pas jūs? Pas mus visi darbuotojai, kurie nori susirasti darbą, jį susiranda be jokių papildomų išlaidų. Tai yra mes pasiūlome darbo pasiūlymus, mes sutvarkome visą dokumentaciją ir tiem kandidatam, darbuotojom tai nieko nekainuoja. O sakykit, kokiose įmonėse yra galimybė įsidarbinti, galbūt jūs galėtumėt paminėti, ar tai konkretus pavadinimai, ar dažniausiai pasitaikanti tam tikra darbo teritorija, tam tikra darbo sritis? Būtų labai sudėtinga išvardinti pavadinimais dėl to, kad turime begalę skirtingų įmonių. Jos yra įsikūrusios ir tiek pačiame mieste, ir tiek aplink miestą. Ir dauguma galbūt galima priskirti prie arba, kaip minėjau, gamybą įvairi, bet ta gamyba yra be galo skirtinga. Matyt, alaus gamyba skirsis nuo, tarkim, mikroschemų gamybos arba netgi nuo kažkokių maisto pramonės gamybos. Ir tos įmonės, kurios yra truputį už miesto, lygiai taip pat galima suderinti, tarkime, kad darbuotojas gali sakyti, aš neturiu automobilio, grafikas galbūt gali būti nepatogus, aš į darbą nevažiuosiu. Tai yra iš tikrųjų netgi ir tokios įmonės, kurios susirenka tam tikruose taškuose
darbuotojus ir nuveža į darbo vietą. Ir mes turime labai platų spektrą, mes turime labai įvairių įmonių ir turbūt įsijungus puslapyje vasarosdarbubankas.lt yra sudėti visi skelbimai. Tai turbūt tenais ne vieną puslapį užima skirtingos pozicijos ir skirtingi darbo skelbimai, iš kurių galima išsirinkti. O kitas privalumas, kad net nereikėtų rinktis. Iš tikrųjų galima atvykti pas mus į ofisą, Kaune yra ofisas, kur su jumis susitiks atrankų konsultantas. Jūs pasakytumėt, tarkim, kokio darbo norite, kokių grafikų norite dirbti, ar tai yra pilnu etatu, ar norite tik tais kartais, ar norite pusę dienos, ar norite kai kuriom dienom ir pagal tai pasakytų, kokius skirtingus pasiūlymus mes turim ir tuomet teliktų išsirinkti pagal lokaciją, pagal darbo pobūdį, galbūt tenais kaimynai ir draugai dirba toje įmonėje, arba norit suburti hebrą ir sakyti varom 3-4, nes iš tikrųjų tai būna, ateina ir sako, aš ieškau darbo, bet dar 3 mano draugai ieško, tai norėtumėm eiti visi į tą pačią įmonę dirbti. Irgi tokios galimybės yra, tik reikia iki mūsų ateiti ir gauti visą informaciją. Taigi Radio stotis Mano FM rekomenduoja kreiptis į šį banką ir be jokios abejonės surasti savo įdomų darbą. Na, kol mes kalbėjom, kol jūs pasakojate apie būtent darbų pobūdžius, aš pasižiūrėjau į tinklalapį, kurį jūs paminėjote. Ir smalsumo dėliai galiu pavardinti keletą bent jau pasitaikusių darbų, kurie šią akimirką žvelgia į mane. Tai pavyzdžiui, maisto davinių rūšiuotojas, savanoris rašo. Po to pagalbinis darbuotojas vasaros sezonui, gamybos darbuotojas, krovėjas, įvairių sričių gamybos darbuotojas, darbuotojas plastiko gamyboje. Ir kas mane sudomino, tai pavyzdžiui, animatorius Kipre. Vadinasi, yra galimybė ir tikimybė tiems, kurie galbūt nori truputėlį pakeisti savo dislokacijos vietą, apart Lietuvos Kauno, gali jie net ir turi tokią galimybę nukeliauti į Kiprą. Taip, mūsų jaunimas iš tikrųjų yra labai dinamiškas ir mes turime ir tokių pasiūlymų, kur galima kartu suderinti tiek atostogas, netgi ne Lietuvoje, tiek ir darbą. Ir šitas pasiūlymas animatoriams Kipre yra tiems, kurie nori išvažiuoti kažkur ir išbandyti save ten, kur Lietuvoje labai retai galėtų, nes Lietuvoje pas mus viešbučiuose dėja animatorių nėra. Pas mus kitoks biški gyvenimo būdas ir kita šalis. Ir taip, mes turime šiaip pagrinde visi pasiūlymai ir darbai yra Lietuvoje. Bet tie, kas nori išvažiuoti į užsienį, pavyzdžiui, į Kiprą padirbėti viešbutyje, irgi gali tai išbandyti. Netgi tie, kurie, tarkim, studijuoja šiuo metu Kaune, norėtų, tarkim, padirbti Kaune arba dirbo Kaune, bet dabar sugalvojo, kad vasaros laikotarpiu važiuosi savo gimtą regioną, į savo gimtą miestą. Lygiai taip pat gali mus kreiptis, nes mes pasiūlymų turim visoje Lietuvoje. Mes Lietuvoje turime 12 skirtingų ofisų, į kuriuos atvykus tame regione pasakys, kokie yra darbo pasiūlymai. Priminsiu, kad Mano FM studijoje vieši projekto Nacionalinis vasaros darbų bankas 2016 vadovė Marija Paulauskaitė. Apsilankėme užsienyje, dabar grįžkime vėlgi į Kauną. Aš galbūt pabandysiu jūsų paklausti tokio paprasto klausimo. Dabar jaunas klausytojas mūsų klausosi ir galvoja, vasaros sezonas, vasaros metu galbūt ir neblogai būtų įsidarbinti, bet ko gero pasiūlys labai nedaug, pavyzdžiui, kokį 100 eurų ir panašiai. Ar galiu paklausti, koks maždaug vidurkis laukia to jauno žmogaus, kuris kreipsis, ieškosis darbo būtent per jūsų banką? Matot, pats įvardinot 100 eurų ir kad tai yra nedaug, bet tai labai priklauso už kokį laikotarpį, už kiek darbų tai bus sumokėta. Jeigu žiūrint vidurkį į darbuotojus, kuriuos pastoviai pradirbo visą mėnesį, tai yra mėnesio pradžioj pradėjo ir pilnu etatu visas dienas dirbo ir mėnesį pradirbo. Tai priklausomai nuo įmonės, nuo pasiūlymų ir nuo darbo pobūdžio, nuo atsakomybės, ką darė, tai atlyginimas gali sviruoti, tarkim, nuo 400 iki kokių 700 eurų į rankas. Bet žinoma, jeigu tas darbuotojas dirbo tik 2 dienas per savaitę arba 1 dieną per savaitę, ar tarkim po 2-3 valandas per dieną ir tai buvo toks laikotarpyje nepilnai išpildytas darbas, nes tarkim jisai derino tai su važiavimu degintis prie ežero arba su pagalba tėvams ar su susitikimais su draugais, tai tuomet aišku tas atlyginimas bus kažkiek mažesnis, bet viskas priklauso nuo to, kiek nori ir kiek gali dirbti. Mes žinoma kviečiame dirbti nuolatos. Nederinti su laiku, laisvalaikiu prie vandens. Marija, noriu jūsų paklausti, kiek darbuotojų dabar galėtumėte šią akimirką įdarbinti Kaune? Šiuo momentu tikrai virš 100. 100, 150, 200 darbuotojų, manau, tai yra tas skaičius, kuris, jeigu mes tik tais atrastumėm, kurie sako, aš noriu dirbti ir dirbsiu, šią dieną tikrai tokiam skaičiui galėtumėm pasiūlyti skirtingus įvairius darbus. Tai tikrai nemažas skaičius ir aš manau, kad verta pabandyti jaunimui. Dar vienas klausimas apie pasiūlą ir paklausą. Ką dažniausiai
bent jau siūlo įmonės arba kokių darbuotojų ieško ir atvirkščiai, kokio darbo dažniausiai ieško jaunimas? Šiuo metu mes ir vykdome šį projektą, kai įmonės yra pasiryžusios priimti jaunus, be patirties darbuotojus, žinodami, kad tie darbuotojai galbūt neturi kažkokios išskirtinės kvalifikacijos, galbūt neturi tam tikrų įgūdžių. Ir užtat įmonės ieško tų darbuotojų, kurie supažindintų su darbo vieta, kas yra apskritai darbas, arba kad galėtų darbuotojas pradirbęs kitoje sferoje išbandyti kažkokią naują sritį. Tai užtat šiuo metu tie darbai yra labai skirtingi, bet drąsiai gali eiti jaunimas, kuris galvoja, kad aš neturiu patirties, galbūt niekam būsiu nereikalingas. Tai yra netiesa ir tai yra mitas. Mums tas jaunimas yra labai reikalingas. Gali eiti tas jaunimas, kuris galvoja, kad Lietuva, tai čia yra dar tas kraštas, kur galima darbą susirasti tik per pažįstamus. Tikrai ne. Mes turim labai įvairių skirtingų įmonių, skirtingų pasiūlymų ir tikrai atėjus gali susirasti darbą tenais, net jeigu neturi pažįstamų. Žinoma, pas mus labai smarkiai veikia rekomendacijos. Ir jeigu sako, aš žinau draugą pažįstamą, kuris ieškosi darbo, gal jums reikia darbuotojų, šitos rekomendacijos irgi labai puikiai veikia ir dar už tai darbuotojai gauna dovanų. Kviečiam iš tikrųjų visus, kurie tik tais nori, kurie gali, kurie nori savo laiką įdarbinti ir dar už tą laiką gauti pinigų, kurias paskui aišku galės išleisti. Galbūt dar kartelį priminkime kontaktus pagrindinius, kuriais turėtų kreiptis, tie, kurie ieško darbo, ir galbūt tie, kurie gali pasiūlyti tą darbą. Pirmiausia, mus galima rasti Facebook'e, nes šiuo laiku Facebookas yra tai, kur turbūt daugiausia laiko praleidžia jaunimas. Tai Facebook'e yra puslapis, kuris taip ir vadinasi Vasaros darbų bankas. Tenais yra dalis skelbimų ir ten skelbimai yra iš visos Lietuvos ir informacija apie patį projektą. Taip pat prisijungusi Vasaros darbų bankas LT tinklalapį. Tenais paskyroje darbo skelbimai gali surasti visus skelbimus, kurie yra šiuo metu. Ir tai yra, ką norėčiau pabrėžti, būtent šiai dienai. Po savaitės ar po mėnesio gali būti daugiau, gali būti kitokių skelbimų. Tai yra, pas mus partnerių skaičius yra nuolatos didėjantis. Kuo toliau, tuo daugiau įmonių mato šitos iniciatyvos svarbą ir prisijungia prie mūsų. Ir tuo labiau jie nori dalyvauti ir duoti pasiūlą ir galimybę jaunimui rinktis. Ir Marija, norėčiau jūsų paklausti, ko šiuo metu jūs labiausiai laukite? Šiuo metu mes laukime visų, tiek vaikinų, tiek merginų, kurie sugalvos, kad ši vasara yra tas laikas, kai nori save išbandyti darbinėje veikloje, darbinėje rinkoje ir kurie sugebės žemėlapyje surasti adresą Kaune, kuris yra Gedimino gatvė 47 šalia Laisvės alėjos. O jeigu matote, kad šiuo metu nespėsite atvažiuoti pas mus iki ofiso, nes galbūt tai yra jau nebe darbo valandos, tai visa informacija, kokie darbo skelbimai yra šiuo metu Kauno regione arba kitame jūs dominančiame regione, galite rasti internete Vasaros darbų bankas LT paskyroje. Tiesiog tai nesudėtinga, vasarosdarbubankas.lt, taip, ir ten nukeliavę jūs rasite spalvingą informaciją. Ir taip pat galima įėjus į Facebooką, palaikinti, kitaip sakant, padaryti patinka ant mūsų puslapio, kuris taip pat vadinasi Vasaros darbų bankas LT ir jis yra nuolatos atnaujinamas kiekvieną dieną ir kiekvieną dieną jūs pamatysite iššokančius darbo skelbimus, kurie yra aktualiausi tą dieną. Žinoma, mes visų ten negalime sutalpinti, nes yra begalė labai daug, bet lygiai taip pat, jeigu matote, kad šiai dienai tai yra neaktualu, bet žinot, kad po savaitės, po 2 aš galbūt jau ieškosiuosi darbo arba kur galiu susirasti naują veiklą šią vasarą, tai jūs galite tiesiog pamėgti tą puslapį ir pamatysite iškrentančius priminimus, kokie darbai yra aktualūs. Na ir pokalbio pabaigai, Marija, noriu jūsų paprašyti vasarinio linkėjimo jaunimui. Pagrindinis linkėjimas būtų atrasti savyje noro, motyvacijos išbandyti kažką naujo, nes iš tikrųjų turbūt daug kartų yra bandę nuvažiuoti prie ežero, daug kartų yra bandę degintis, bet gali būti dalis, kurie nėra bandę dirbti arba nėra bandę dirbti tam tikro konkretaus darbo. Tai palinkėsiu kiekvienam
kiekvienam atrasti šią vasarą kažką naujo savo gyvenime ir kad ta naujovė atneštų naudos. Ar tai būtų finansinė, ar tai būtų įgūdžių, ar tai padėtų susirasti pastovų darbą vėliau, grįžus į studijas įderinti su darbu. Tai va tiesiog palinkėsiu to tokio postumio ir kad tai būtų su rezultatu. Priminsiu, mano FM studijoje viešėjo projekto Nacionalinis vasaros darbų bankas 2016 vadovė Marija Paulauskaitė. Ačiū už pokalbį. Dėkui, kad pasikvietėt. Mano FM. Kaunietiškiausias radijas. Mano FM.